Sveiki, ačiū tau, kad žiūri šį video. Aš esu Donatas Brikas ir asmeniniu tobulėjimu užsiemu daugiau nei 7 metus. Per 7 metus aš aplankiau begalę daug mokytojų iš užsienio, tapau Anthony Robbins atstovu Lietuvoje ir pats organizavau ir vedžiau labai daug seminarų. Jeigu tu žiūri šį video, reiškia, tu mėgsti tobulėti. Ir reiškia dar ir tai, kad tavęs netenkina ši situacija, kurioje tu esi. Kaip tau gerai bebūtų, tu visada nori dar geriau. Taigi sveikinu tave, kad tu tobulėjai ir todėl noriu tave pakviesti į savo seminarą, kurį organizavau daugiau negu 20 kartų, kurį ištobulinau, tai yra žingsnis iš komforto zonos. Žinoma, tau kyla klausimas, kodėl tau reikia ateiti į šitą seminarą, ką tu sužinosi šiame seminare. Tai aš pasakysiu tau 3 dalykus. Pirmas dalykas, tai nuo to, kur tu esi dabar ir tai, kur tu nori būti, vienas iš stabdančių dalykų tai yra tavo baimė. Nebijoju, kad tau yra tai buvę, kad tu norėjai padaryti, norėjai imtis kažkokio tikslo, siekti svajonės ir baimė iš vidaus, tai yra tokia balselis viduje, tau pasakė, kad nedaryk, nes tu gali susimauti, arba ką tu darysi, jeigu tau pasiseks, arba kaip aš atrodysiu prie žmonių, tiesiog buvo tokių dalykų, kur tave balselis stabdo. Taigi seminare tu išmoksi ne vieną patikrintą techniką, kaip pradėti veikti greitai, nugalėti savo baimę, pažvelgti į akis ir perlipti per ją. Antras dalykas, ką tu išmoksi ir galėsi praktikuoti visą gyvenimą, tai aš tikrai nebejoju, kad tu savo gyvenime esi buvęs tokioje būsenoje, kada tu pasitikėjai savimi, kada tu sakei savo, kad aš esu gyvenimo herojus. Atrodė, kad tu gali padaryti viską. Seminare tu išmoksi ne vieną techniką, kaip reikiamų momentų, reikiamų laikų nukreipti savo dėmesį būtent į tą būseną, įgauti pasitikėjimo ir pradėti veikti ir taip siekti savo svajonių. Ir trečias dalykas, ką tu labai gerai išmoksi seminare, tai valdyti savo energiją. Sutik, kad netgi baigti į priekį, kaip aš prie tavęs priėjau, reikia energijos. O jeigu tu energijos neturi, tai ką kalbėti apie tikslus? Taigi seminaras bus energingas. Beje, noriu paklausti tavęs, pakelk ranką, jeigu tau patinka, kai yra linksma. Nebejoju, kad tu ranką pakėlei, nes kai linksma patinka visiems. Tai seminare bus linksma ir tu gausi labai daug energijos. Taigi, jeigu tu nori išmokti nugalėti savo baimės, valdyti savo būsenas, atrasti savyje herojų, kviečiu tave į savo atnaujintą seminarą, jau daugiau negu 20 kartą šį vedu Lietuvoje, žingsnis už komforto zonos, kuris vyks lapkričio 30 dieną Vilniuje, gruodžio 2 dieną Kaune, gruodžio 7 dieną Šiauliuose ir gruodžio 9 dieną Klaipėdoje, iki pasimatymo didžiosiuose Lietuvos miestuose. Čia buvo Donatas Brikas. Beje, pasidalink šitą video su savo draugais, kurie manai, kad irgi norėtų išmokti nugalėti baimės ir susitarti su savo balseliu. Iki pasimatymo seminaruose.